Sveiki visi sugrįžę po lengvos pertraukos su manimi Juškė.fx. Šiandieną gilinsimės į rinkos struktūrą ir panagrinėsime kelis pavyzdžius ir taip didinsime savo reikalingą bagažą sėkmingai Forex prekybai. Taigi, kas yra rinkos struktūra? Jie atsako į klausimą, ką daryti norint rasti pirkimo, pardavimo ar laukimo signalus prekybai. Šis konceptas turi prasmės? Ar ne? Yra daug būdų pasiekti šį tikslą, tačiau nenoriu jūsų per daug apsunkinti ir papasakoti visų jų. Mūsų pagrindiniai metodai yra susijęs su candlestick grafikais ir judėjimo vidurkiais. Šiandieną mūsų diskusija bus apie candlestick grafikų metodą. Taigi, ką tiksliai tai reiškia? Tai yra technika skirta interpretuoti kainų grafikus. Nors tai gana paprasta suprasti, aš vis tiek norėčiau parodyti, kaip tai veikia. Vienas būdas yra naudoti šią metodiką ieškant candlestick modelių, pavyzdžiui, Hammer, lietuviškai plaktuko modelio, kuris gali padėti atpažinti potencialius tendencijos pokyčius. Tačiau šios modelius šioje sesijoje nenagrinėsime išsamei, tam skirtas bus ateities laikas. Dabar keliaujame, įsigilinsime į rinkos struktūros nustatymus. Yra 3 pagrindiniai tipai. Taigi yra uptrend, lietuviškai kilimo tendencija. Šiuo atveju mes ieškome high and high lows. Lietuviškai būtų aukštesnių aukštumų ir aukštesnių žemumų. Taigi, kad tai suprasti, esmė yra taip. Highs yra aukštumų aukštumai, high lows yra aukštumų žemumos. Tai bandant pavaizduoti, kaip tai atrodytų, kažkas tokio. Grafikas eina po truputį į viršų. Ir mes šitose vietose turime high lows ir šitose vietose turime high. Aukštumų aukštumas ir aukštumų žemumas. Taip nustatome, kad šituo atveju grafikė yra uptrendas. Downtrendas, lietuviškai kritimo tendencija, yra visiškai tas pats kaip uptrendas, tik tai alternatyviai į kitą pusę. Čia siekiama nustatyti lower lows and lower highs. Tai dabar pasižiūrėkime pavyzdį. Vėlgi grafikas eina, backupas eina, backupas eina, backupas. Vėlgi, ką mes čia matome? Čia mes matome pačioje 3 lower lows ir čia 1, 2, čia skaitykime 3, bus lower high. Kaip ir viskas paprasta. Į range, lietuviškai rėžis, tai atsitinka, kai kainos lieka apibrėžtos savo aukščiausiuose ir žemiausiuose taškuose, kiek primena support ir resistance linijas, apie kurias kalbėjome anksčiau. Tai pavyzdžiui, turime grafiką, grafikas kyla, leidžiasi, kyla, leidžiasi, kyla, leidžiasi, kyla, leidžiasi. Ir ką mes matome, kad grafikas sėdi tuose pačiuose rėžiuose. Ta prasme, kaina neiškrenta nei į viršų, nei į apačią. Tačiau prieš pradedant kviečiu visus apsilankyti mano blogį juškė.fx.com. juškė.fx.com. Nusistatot lietuvių kalbą, čia rasite visą reikiamą informaciją. Norint pradėti treidinti, ta prasme, yra brokeriai, kur galite tikrai pradėti žaisti su demo versija, tada galbūt įsidėti kažkiek savo lėšų, kad pamatytumėt, kaip vyksta viskas. O vėliau gauk finansavimą, kur yra kelios firmos, kurios už jūsų žinias jums suteiks lėšas darbui. O dabar judame prie pavyzdžių, kad būtų aiškiau, kaip veikia šitas market structure. Taigi, pirmasis pavyzdys bus Didžiosios Britanijos poundas prieš US dolerį. 4 valandų grafikas. Tai dabar ką? Mes matome, kad grafikas eina į apačią. Mes ieškome lower lows and lower highs. Dabar vėlgi, kaip matote, čia mes turime 1 lower low, 2, 3, 4, 5. Dabar ieškome lower highs. 1, 2, 3, 4, čia galbūt 5. Ir mes galime labai tiksliai matyti, kad šiuo atveju grafikas eina į apačią. Ir čia jau apie 1,5 mėnesio laiko. Ir mes šitoje vietoje ieškome ko? Mes ieškome pardavimo pozicijos įėjimo. Antrasis pavyzdys bus euras prieš šveicarijos franką, taip pat 4 valandų grafikas. Ir vėlgi, kągi mes čia matome? Mes matome downtrendą. Labai ryškiai, jeigu nematome, tai siūlau atsitraukti kokius 5 žingsnius
pažiūrėti grafiką, tada tikrai matysite. Ir vėlgi, ką dabar mes čia turime? Low, 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 pakyla low, low, ir čia bus low, low. Šitoje vietoje kaip vėl? Low highs, low highs, low highs, low highs, low highs, low highs. Viskas kaip ir labai aišku. Ir mes šitoje vietoje ką ieškosime? Mes vėl ieškosime short pozicijos. Prieš judant toliau, ačiū visiems, kurie žiūrite, jei turite klausimų, komentarus. Ir jeigu ši informacija naudinga, nepamirškite paspausti subscribe mygtuko apačioje ir judame toliau. Čia kaip ir labai aišku. Matome, USD JPY 4 valandų grafikas ir čia net atsitraukti nereikia. Čia matosi, kad kaina kyla į viršų. Mes ieškome vėl tų pačių. Tai dabar čia bus high highs and high lows. Dabar va čia taip. High high, high high, high high, high high, high high. Dabar va. High lows, high lows, high lows, high lows ir taip toliau. Ir dabar mes šitoje vietoje ieškosime ko? Mes ieškosime įėjimo į long poziciją. Antrasis pavyzdys bus GBP JPY. Ir vėlgi, atsitraukti tikrai nereikia. Labai aiškiai matosi, kad kaina kyla į viršų. Vėlgi va. High high, high high, high high, high high, high high, high high. Tas pats su high low, high low, high low. Nope. High low, high low. Ir mes šitoje vietoje ieškosime ko? Mes ieškosime įėjimo pozicijos. Taigi, paskutinis pavyzdys bus iš Range Market, tai bus euras prieš UK poundą ir vėl 4 valandų grafikas. Mes matome, jo kaina vaikšto toje pačioje vietoje, ta prasme, kaip ir supporto linija, taipogi resistance. Čia šitoje vietoje fake breakoutas, bet tai būna, tai Forexe būna. Ir šitoje vietoje galima ieškoti įėjimo, galima ieškoti išėjimo pozicijos, bet kaip aš tai dirbu ieškodamas downtrendų, uptrendų, man taip lengviau ir, aišku, viskas priklauso nuo jūsų. Ačiū visiems, kurie žiūrėjote, nepatingėjote ir tikėkime kažko naudingo išmokote. Pakalbėjome apie market structure, pasakiau savo nuomonę, kaip visą tai veikia, savo patirtį, ką galima pritaikyti Forex prekyboje. Kaip sakiau, viską žingsnis po žingsnio, dėliojamės, žaidžiame su demo versija. Bandome suprasti, kaip Forexas dirba. Nes nebandydami jūs nepasieksit viso šito. Turit bandyti. Taigi, jei patiko vaizdo įrašas, spaudžiam subscribe mygtuką ir susitiksime savaitgalį.